Tai hebrytė, sveikinu su jumis iš Miami terminalo, kaip visada. Ir ką noriu jums parodyti, kad pas mus darbai vyksta toliau. Kraunam toliau. Penktadienį, paskutinę dieną įvežti laivą, nes pirmadienį pas mus išeiginė. Nepamirškit, man atrodo, net aukcionai nedirba. Tai va, Toyota RAV4, kurios istoriją jau dalinausi Instagrame, va taip jinai keliauja, jai nuims ratus priekinius, apklijuos kapotą, va, mato, su šito kartonu, X1 irgi eina, ir keliaus visos 3 mašinėlės, prie 3 krausis visos, va, Pacifica, RAV4 ir BMW X1. Tai taupom mašinas, kaip sakant, nuo damage, nuo pažeidimų ir bandom sukrauti 3. Pacifica, RAV4 ir šita, keliaus į konteinerį, to aš jį parodysiu, hebra jums. Va, šitas konteineris, CMA linija, galite pasižiūrėti, keliaus į Klaipėdą, va, hebra susiruošęs išniūrus, viskas bus paruošta, viskas bus sukrauta. Tai X1 apžvalgą aš dariau, atsimenate, ne, gavęs jisai į vairuotojo kampą ir kažkur dar galas, aš man atrodo, va. Taip jisai atrodo, ratas pažeistas, va, žiūrėkit, kaip nuskuto padanga, stiklas kilęs ir va, visas šitas šonas pavarytas. Jo apžvalgą aš jau dariau, dalinausi, tiek YouTube, tiek Instagrame. Bamperis dar čia pažeistas, pažymėta. Tai jį dabar jau kiši konteinerį. Matot, kiek visokio pažeidimų, įbrėžimų. Lipdukas užklijuotas, reiškia viskas ok, mes jau jį sužiūrėjom. Nerodžiau YouTube'ui RAV4, rodžiau jį Instagrame, YouTube'ui nerodžiau. Tai priekis jo sveikas, už kiek pirko, žinokit, neatsimenu, nepapasakosiu, bet Toyotų labai retai turim. Galit mano Telegramo bote pasitikrinti, kiek kainavo šitą mašiną ir pamatyti, už kiek jinai išėjo. Va, ratai matot nuimti, jie kels, būtent taip kaip jinai stovi, taip jie kels kampu. Va, gavus jinai į galą, gavo, matot, į šitą vietą, suspaudė visą dugną, balkiai suvarė, va, visas, aišku, galinis dangtis sudaužytas, lempos visos 4 suvarytos, stiklas išdužęs ir va, matot, čia va taip yra įlinkimas, jau bus pabėgęs kėbulas, ane, duris, užsidaro gražiai, va, galim pažiūrėti, bagažinė atidaryta, paruošta sudėti ratus, o taip atrodo vidus, mes ją buvom užvedę, jinai užsiveda, viskas ok, aš dabar čia nelipsiu, kad neužsimuščiau, po to nenurėdėčiau netyčia kur nors. Va, ką dar galim pažiūrėti, šlubuodamas, filmuoju, va. Tokių lengvų įbrėžimų aš jums rodžiau. Veidrodis irgi įbrėžtas, va, matot, keliauja X1 ir Pacifica irgi jau dalinausi. Pacifica rodžiau, Justelio jau to verslo keliauja, tai pamatysit jūs jau ją Klaipėdą, Justelis jau savo klientūrą renka, matot. Verslininkų bus turbūt irgi. Reiks į kompaniją priimti, darbuotis Justelį, pervilioti iš autoverslo. Ne, reikalingas jisai mums labiau tenai, labai tvarkingai viską prižiūri, labai mums autoverslo sandėliai patinka, viskas vyksta super, jokių skundų, jokių nusivylimų, tik tai geri žodžiai apie juos. O mes dar turim tenai atvykusių mašinų, tai eisiu aš jums pafilmuoti, parodyti. Ir dar važiuosim turbūt su jumis į West Palm Beach'o insurance aukcioną. Tai bus įdomios medžiagos, aišku, labai karšta, vėl žinokit, 40 jau čia minimum. Vo, žiūrėkit, klausė vis, ar telpa sprinteris. Tai žiūrėkit, didysis sprinteris iš aukščio telpa. Va. Didysis sprinteris telpa, netgi žiūrėkit, ratai, aišku, padangas nuleido, kad įkišti, bet su visais ratais įdėjo. Tai va, bet jau šita mašina užima 2 vietas, už jos tilpo, jeigu neklysiu, tik tai viena mašina, tai jau sumokėsit už sprinterį kaip už 3, geriausiu atveju kaip už 2. Tai va, tokie reikalai. Nu ką, einam žiūrėti kitų mašinų, aš dar noriu pafilmuoti Instagramą. Dar hebra pasidalinsiu, va, visa eilutė sustatyta rytojaus krovai. Tai BMW 328 iš Miami South aikštelės, Homesteado atvežtas čia pas mus. Pagavo jinai į priekį, matot, paspaudė jos priekį, kažkur palindo jinai po kažko, į kažkokį kablį turbūt rovė. Va, paspaudė radiatorių, sulankstė televizorių, bamperį, verteles, abi 2 lempos skilusios dužusios, va, matot, visur kažkur kažkas. Sparnas palankstytas irgi pavarytas. Va, variklis neatrodo pajudėjęs, va, šitas sparnas atlenktas irgi. Va, saulė labai gadina vaizdą, splėtimo bakelis numuštas. Va, neatrodo atsirėmęs, kad būtų televizorius su visom savo detalėm į motorą, tai gal viskas bus ok. Užves nebandysiu, nes man tokie vaizdai nelabai patinka, kai būna atsirėmę jau taip
Bet atrodo, kad čia nieko baisaus nebus. Aišku, visas priekis bus reikalingas, sparnai, kapotas, radiatoriai, bamperis ir taip toliau. O taip atrodo jos salonas. O, neuždaryto lango jinai atvažiavo, nežinau, ar yra gyvybė. Bet ją rytoj jau krauna iš ryto, tai pas mus nelis, tai jaučiu, taip ir paliksim, gyvybės nėra. Tikrai neprilis, va taip atrodo galas. Taip atrodo stogas. Ir taip atrodo išorė galas. Viskas kaip ir liuks, išskyrus va šitą vietą dar pasidėjo. Čia lenkimas ir čia tokių dabučių palankstimo. Ir va čia dar ant arkos pavaryta. Va matot, bamperis atšokęs, tas. Tai va tokių minusiukų matau. Keliausiu jie dar rytoj Mini Cooperis. Keliaus E-klasė. Vat jos apžiūrą neatsimenu, ar dariau YouTube, tai galim pasižiūrėti. Man atrodo, kad jos nedariau. E-klasės apžiūros, nedariau ir SQ5. Dariau Instagramą. Subscriberiam visada visi viską pirmą pamato. Iš pradžių dalinuosi subscriberiais, po to dalinuosi paprastai. Va, tai matot irgi palinko, kažkur palinko taip televizorius, tai priekis viršutinis smūgis, kaip suprantu, nes matot, balkis kaip ir sveikas, čia kažkokių dabučių yra, bet balkis kaip ir sveikas. Na, paspaudė lengvai televizorių, motoras kaip ir viskas super. Gerai, kad pas mus nelyjo, tai čia nieko neapsiėmė, rytoj keliauja jau į konteinerį ir viskas bus alright. Va. Toks mušimukas, pabraižymas. Dalių, kaip suprantu, čia nieko nėra, į tą bagažinę jau ten nieks netilps. Galo dar nemačiau, tai galas va, čia kažkoks lengvas įbrėžimas, čia va lengvas įbrėžimas, čia jau tokie aukcionuose visi vyksta dalykai, neatsidaro gyvybės nėra. Aukcione jos tampo, pirmyn atgal, subraižo, nubraižo, vidurdėlis pabraižytas. O vidurdėlis esu minėjęs į mane, kad ne kartą, kad susibraižo Amerikono jie parkinguose visokiose. Tai labai liūdna, žiūrėkit, kad nėra vėdinamų sėdinių, ne? Ir labai liūdna, kad spidometras ne skaitmeninis, o čia Amerikos problema. Daug E-klasių, žinokit, yra su neskaitmeniniais spidometrais. O į bagažinę matau, kad patekti nepavyks. Lengva žolytas kvapas. Tai taip, jinai atrodo. Nu ir Audi SQ5, va, čia dar žiūrėkit. Įbrėžimas, koks irgi per dulkės nesimato. Audi SQ5, tai jinai gavo priekį kairę pusę, suprantu važiuoklę. Man atrodo toks jausmas, kad jos yra priekinis su galiniu ratu sukeisti aukcione. Nes turėtų būti galinis ratas ant priekio. Matosi, kad smūgis buvo visas šičia. Va, tokia Audi SQ5, ją dalinausi Instagrame. Rytoj jinai krausis į konteinerį. Jeigu spėsiu ryte atvažiuoti, iš pačio ryto kraus, pafilmuosiu. Dar norėsiu spėti aš nulėkti į aukcioną. Matot, iššokusios grotelės iš bamperio. Va čia atšokus irgi apdaila sparno. Ir arkutė tą vadina mane. Va, taip atrodo jos galas, buvo kažkoks, matot, lipdukas nuo lūpo, paliko klijai. Taip atrodo jos galas, nėra panoramos. Įdomus toks salonas, atsimenu, mes žiūrėjom Instagramui, jisai toks kombinuota medžiaga vat, su oda. Ir va, matot, juodas lubos, bet panoramos nėra. Tai tokia paprastesnė komplektacija, bet karbono apdailos yra. Va. Šiaip salonas kvepia kaip naujos mašinos. Tai manau, viskas bus ok. Atsivežėm mes ją iš Teksaso, žinau, dėl ko iš Teksaso ne mašinas, dėl to, kad čia, kaip matot, pasikraunam greičiau, aš prieinu, sužiūriu ir apskritai Houstonas yra kažkokia viena didelė nelaimė, ten labai užstringa mašinos, labai prasta komunikacija, labai aš kovoju, aš toks esu labai reiklus dėl savo klientų, va čia irgi atšoka, tai man labai nepatinka, kai aš negaunu atsakymų ir neturiu pats, kad sakyti žmonėm ir toks jaučiu, kaip sakant, spaudimą didelį ir man labai sunku taip dirbti su jais, tai vienas tas dalykas, kitas dalykas, aišku, terminai, dėl ko aš atsisakau jau po truputį Houstono, ko toliau to labiau, nes man labai nepatinka jų krovimo terminai, labai nepatinka komunikacija. Toks, žinot, žmonės pavargė nuo savo darbo, dirba darbą, bet pavargė, nenori jo dirbti ir gadina darbo rezultatus kitiem. Ir nuotaiką, aišku, tai geriau tokių vengti. Tai va, tokia ta audelė, tą norėjau papasakot. O grįžtant prie tos temos, ne, kaip kiti gadina, tai daug, žinokit, šitam versle daug žmonių yra pavargusi nuo šito darbo, arba daug tokių, žinot, kur praradė entuziazmą ir energiją dirbti ir iš tiesų tas labai trukdo darbui, trukdo pasiekti gerų rezultatų ir tenka su jais pušinti juos ir kovoti ir tas labai atima daug energijos. Aš kaip visada dėl jūsų
smarkiai kovoju ir iš tikrųjų išknisu smegenis savo, kaip čia pavadinti, partnerė, mane tie, kurie krauna, kurie turi krovimo sandėlius, bet labai daug energijos atima bendravimas su žmonėm, kurie tiesiog nesuinteresuoti dirbti. Jie moki pinigus, moki laiku, moki, kaip sakant, normalias tas kainas, bet jie vis tiek tokie, kur, žinot, reikia prašyti, kad dirbtų. Tai labai tas nepatinka, gal kažkada, kaip sakant, darysim iki to, kad savo atsidarysim ir viskas, paprasčiausiai taip išspręsim. Nes su žmonėm čia Amerikoje labai sunku, tą pasakojau ir savo interviu podcast'e, kur iš manęs ėmė, tai super sudėtinga Amerikoje, žinokit, rasti gerą darbuotoją, gerą darbo jėgą, nes absoliučiai visi yra patapę tinginiais, visi nori pinigų, nieko nedarant ir labai sunku taip dirbti. Tai va, tai nežinau, ar čia aš kaltas, kad tokį turiu senovišką įsitikinimą, ne, kad reikia dirbti, ar tiesiog taip jau vyksta viskas iš po Covido ir žmonės labai aptingo ir nori pinigų, kad kristų visi iš dangaus tie pinigėliai ir nieko nereikės daryti. Nes taip iš tikrųjų buvo Covido metu Amerikoje, labai daug tų PPP loansų buvo, kur žmonėm nieko nereikėjo daryti. Jie tiesiog pasiėmė iš valstybės pinigus, pasiėmė pašalpas ir nieko nedarydami tiesiog gaudavo pinigus. Tai turbūt dėl to taip ir susidarė. Va, hebra jau pakojasi 6 valandas, šiaip dirba iki 5, tai va, jos dar galima užjausti, ne? Dirba viršvalandžius ir neknisa protą. Va. Tai va, čia viskas, kas suruošta krauti. Matot, nebūtinai Klaipėda yra tik tai 1-2 juostos. Labai daug kas keliauja į potį. Tai va. Ir ką aš dar galiu papasakoti, reikia Volvo S90 atras, bet jos nematau. Tai einu paieškosiu ir prisijungsiu dar prie Volvos. Va tokia Volvelė S90. Iš tikrųjų vargom, kol mes ją paėmėm. Gavom ir lengvai prastovų, ir klientas vėlavo su apmokėjimu. Iš tikrųjų labai vėlai atėjo, tai nežinau, kaip mes paspręsim, bet iš tolimos labai lokacijos labai buvo sunku rasti vairuotojai. Tai va, žiūrėkit, čia įbrėžimas. Labai daug įbrėžimų sužymėta, va, visur mato, čia, nuoj pusėje ant vidrodėlį yra, čia, visur pritaškuota. Va, matot, kiek daug prižymėta, va, missing kažkas pažymėta. Stogas taip atrodė, va, žiūrėkit, kaip atrodo salonas, gražus rudas salonas, šovė šoninis airbagas. Matot, lubas sudraskė. Bet panelė, vairas sveiki, tai jau gerai, bet diržai vis tiek bus šovę, diržus reikės keisti. Va, dar pažiūrėkit į galą, gale toks vaizdas, labai erdvi mašina atrodo. Prieki taip erdviai atstumtos sėdynės ir gale vis tiek dar pilna vietos. Tai šitas mašiniukas geras, krepšininkam gali važinėti su juo. Tokį, va, visur žiūrėkit, įbrėžimai sutaškuoti, sužymėti, galinis bamperis, tai čia tradicija jau. Atvažiavo jinai iš Nebraskos. Galite žemėlapį pasižiūrėti, Nebraska į Miami. Koks atstumas ir iš tikro Nebraska yra labai sudėtinga lokacija. Rasti vairuotojai į bet kur. Tai mes įdedame visas 5 lokacijas ir kur pirmiau paima, ten atidodam. Tai šitą pirmiau paėmė į Miami, šiaip ne taip. Matot, kaip slankystyta arka. Nu, čia taip gan giliai įvaryta. Durys keitimui, aišku. Viskas pažymėta, matot, gražiai. Va, čia įbrėžimai ir anas šonas irgi lygiai taip pat dar subraižytas ir sužymėtas. Aš to praslinksiu čia. Gyvybės jinai neturi, jau bandžiau Instagramui ją užves, bet nepavyko. Va, žiūrėkit, čia įbrėžimai tokie paslėpti po purvų. Va, taip jinai atrodo šito šono. Va, matot, čia riebus įbrėžimai. Veidrodis irgi pažymėtas ir va čia ant sparno pažymėti įbrėžimai. Tai va taip draudimas sužymė, išdefektuoja ir nurašo, padaro ją selvač. Va, tai tokie reikalai čia. Hebra tenai jau susirinko daiktus. Jau po 6 valandų. Nu ir ką, ir mes nežinamės iš aikštelės. Reikia lėkti, va, matot, kokią privežė Tavoro. Veža ir veža be sustojimo. O žmonės perka mašinas. Be sustojimo. Tai va, aš irgi lėkiu namučio. Ir susimatysim jau turbūt, kad rytoj aukcione. Tai va, tokie reikalai. Čia Miami. Nu ką, mano žiūrovai, tai sveiki atvykę su manimi West Palm Beach'o IAAI aukcioną, kaip jūs susivadinat, AJJ. Tai va, pasivaikščiosim vėl, pradėsim nuo elitinių mašinėlių. Tai šitą Jaguarą žiūrėjom, Makaną žiūrėjom, Kamariką žiūrėjom, Corvette žiūrėjom, matot, visos senos mašinos. Atsimenat, labai geras daiktas, šitas 911 dar vis laukia dokumentų. Va, Corvette, Shelby's. Tai va, šitas dizelinis Land Roveris sulaukė
blogų dokumentų, jisai gavo Certificate of Destruction, jo pardavimas bus antradienį, pirmadienį aukcionų nebus. Pirmadienį turim Memorial Day, tai viena iš retų įvykių Amerikoje išeiginė diena. Pas mus išeiginių dienų, skirtingai ne Lietuvoje, mes turime, man atrodo, per metus tik 8. Amerikoje tai jinai parsidavinės antradienį, pirmadienis nedarbo diena ir visi mokėjimai, visi vairuotojai, visi aukcionai, nieks nedirbs, nieks neateis ir turėsim, aišku, pragarą tokį. O blemba, visi įsijungia tenai tarp atvežtų naujai mašinų, visi įsijungia signalizaciją. Aš jau kelintą kartą bandau iš naujo rašyti video, jau nebekeisiu turbūt nieko, jau hebra, biškai pabėgsiu tik iš šono. Tai ką noriu priminti visiems, randamės West Palm Beach'e, šia atvežimas į Miami terminalą yra 250-270 grubiai, priklausomai nuo mašinos dydžio iki Miami terminalo, iš Miami į Klaipėdą yra 6 PM. Nu ir mano darbai, kaip visada, $250. Viską hebrytę galit visada pasitikslinti bidauto.online, visas išlaidas ir kiek išeis va tokia Toyota Supra, pavyzdžiui, mes tikrai nežinom, atsiminkit tą, mes tikrai nežinom, kartoju šitą informaciją jums daug kartų jau, tai aukcionai yra loterija, reikia visada nusistatyti, kiek galit mokėti, pasižiūrėti rinkos kainą, įsijunkit Auto Pliusą, įsijunkit Mobile D Vokietijoje, pasižiūrėkit, kiek kainuoja tokios mašinos, nusimeskit savo interesą, nusimeskit tiek, kiek manot bus išlaidų remontui ir atsimeskit visas išlaidas, kurias matote mano puslapyje bidauto.online. Kol kas, kiek pastebiu, tai mes pigiausi vežėjai ir kiek atsiliepia mūsų klientai geriausi, visi labai gerų nuotaikų, kas gauna automobilius, tai labai didelis reitas žmonių patenkintų mūsų darbo, aišku, ir aišku, neišvengiam problemų, tokių kaip turim ne vieną ir ne dvi mašinas, kur labai ilgai užstringa pervežimas, tai visa tai įtakoja, kaip visada, tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, ar yra titlas, ar kaip mašina kokio dydžio ir taip toliau, ir taip toliau. Turim mašinų, kurios neturi titlų, tai tenka laukti kartais ir 2-3 mėnesius. Turim atveju, kai laukiam, pavyzdžiui, yra BMW F30 su tikrai labai nervuotų klientų, tik šitą mašiną atsimenu jau iki kraujo, tai mašinos dokumentų iš Koporto laukiam jau 4 mėnesiai ir nieko negalim padaryti. Aš rašau kiekvieną dieną laišką Koportą ir jie vis atsako tą patį. Kai gausim, atsiųsim, tu mum neberašinėk. Va taip su mumis bendrauja, nes aišku, jie čia irgi dirba savo darbą, jie aiškiai savo nuostatose išsako, kad jie už dokumentus neatsako, visi aukcionai, nepamirškit, už jokius dokumentus neatsako, jie tik tai yra komisinis pardavėjas. Jie užsiima pardavimo funkciją ir tik tai parduoda tai, ką turi. Visos mašinos parduodas tokios, kokios yra. Jokių garantijų, nieko. Tai va tos dalykus įsivertinkit, neturėkit iliuzijų, kad ta prasme kažkas jums suteiks kažkokią garantiją, arba ten rašė mašiną run and drive ir dabar ne run and drive, tai žinokit, visiems vienodai. Niekas čia nekovos, niekas nieko nedarys. Aukcionas savo nuostatose nurodo, kad mašinos inspekcija buvo atlikta tuo momentu, kai ją atvežė. O dar sugrįžkim hebra prie motociklo, ne, tai noriu jums parodyti, žiūrėkit, labai gražų BMW. Žinau, kad BMW motociklai labai geri. Tai šito, man atrodo, dar neišstatė į pardavimą. Va, galit pasitikrinti, ar dokumentai tinkantis. Iš Floridos dokumentai tinka Rebuildable ir Clean Title, arba Clear Title dar rašo. Netinka dokumentai niekada Certificate of Destruction. Va toks gražuolis, žiūrėkit, BMW. Nerandu, kas šiam nutiko, va žiūrėkit, koks išmetimas Arrow. Jau čia rimtas daiktas, ką? Labai gerai atrodo, o tokie karboniniai sparniukai, bet jie taip kažkaip labai jau juda. Va, tai nežinau, kada jis parsiduos, nemačiau aš jo pardavime, gali būti, kad dar vis laukia dokumentų, bet kai tik išlys ir jeigu jums bus įdomu, va, matot, vagystė buvo jo. Galit pasižymėti, va šitas yra numeris, stok numeris, įvedat į bidauto.online, įsivedat kiek nori statyti ir matysit visas išlaidas. Visiems tokiem motociklam muito dydis yra visada vienodas visoje Europoje, nesvarbu, jūs muitinat Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Lenkijoje, Olandijoje, Belgijoje, muitas yra 6% plus PVM. Atsiminkit šitą, 6% plus PVM, mašinom irgi 10% plus PVM. Kodėl hebra labai dažnas teiginys yra ir mum rašo, ne, siūsk į Olandijoje pigesnis muitas. Tai Olandijoje pigesnis muitas tada, kai jums meluoja ant sąskaitos. Parašo sąskaitą $1000,
kas yra labai dažnas atvejis, mes matėm tokių dokumentų ne vieną, ne du ir ne 5. Ir manęs patys užsakovai, pavyzdžiui, siunčia, prašo siūsti į Olandiją ir jie ten dokumentus tvarkosi patys, aš visiškai nesikišu. Tai jų braižas yra toks, kad rašo invoisus 1000, 2000, 3000 dolerių, eina per muitinę ir pagaus, nepagaus. Aišku, jeigu nepagauna, tai nu ką, sėkmė, ne, už 200 dolerių, už 200 eurų išsimuitino ir visos kitos išlaidos, aišku, dasideda, parvežimai ir taip toliau, bet niekam nesiūlau, siūlau bėgti nuo tokių dalykų, nes ateis diena, kai patikrins ir konfiskuos daiktus ir tada visos šitos linksmos istorijos, kai pavyko ale sutaupyti, pasibaigs labai skaudžiai, kai reikės už viską susimokėti. Taip pat Olandija mums siuntėjom, Olandijos muitinė siunčia labai daug užklausų paskutiniu metu, paskutinius 2 mėnesius labai daug užklausų siunčia dėl mašinų verčių. Tai tikrai kažką reiškia. Reiškia, vyksta tyrimai, atliekami perskaičiavimai ir staigmenų dar ateityje, manau, bus. Todėl neišklyskit iš kelio, pirkit tik tai, ką apsimoka, pirkit, vežkit į Lietuvą oficialiai ir nebus jokių problemų, nesutiksit jokių problemų niekada gyvenime. Ir mano toks pasiūlymas jo. Jeigu neapsimoka, brangių mašinų nepirkit, pirkit pigesnės. Žmonės perka, iš tikrųjų, dauguma mano klientų perka pigias mašinas iki 10 000 ir patikėkit manim, puikiai apsimoka vežti jas į Lietuvą, mokėti 10% muitą ir nieko nereikia bijoti, drebėti, pergyventi, ar kad kažkas kažką patikrins, paskaičiuos. Vežat, muitinat ir visada gali tada drėbti tiesą į akis, jeigu muitinė nenori išleisti, kaip kartais nutinka, ne, kad jie abejoja, kad už tai pigiai pavyko nupirkti. Galit visada pateikti visus dokumentus, visus mokėjimus ir bus viskas aišku. Va šitą Makaną įstatė pirmadienį pardavimą, va norėjau iš tikrųjų parodyti, tai aš jį jau rodžiau, tai dar taip rateliu praeisiu, aš aplinky, va žiūrėkit, taip atrodo jo mušimas, va gavo jisai čia kažkur priekį į dešinę keleivio pusę, labai keistai atrodo padanga, tokia visiškai sudrožta, negi važiavo, nu jo, galinė irgi. Tai važiavo iki pat visiško nudrožimo padangos. Va, taip jisai atrodo. Jo, visos padangos, matot, suvarytos. Ir šitas ratas, matot, yra pasisukęs taip. O šitas ratas į tą pusę. Tai bus, gausi važiuoklę šitoj pusėje. Va, pakišiu kamerą, gal kažkas matysis, gal kažkas kažką žiūrės, gal kažkam įdomus bus toks Makanas. Mašina brangi, jinai kainuos tikrai apie 20 000, manau, 20 metų. Jisai yra paprastas, baltas, gražus. Va, Macan S. Jisai, matot, nėra turbininis nieko, tai nėra, matau, ir pneumatinės, orinės, atsiprašau, važiuoklės. Lietuviai pratė vadinti pneumatinę. Reikia vadinti orinę. Aš kiek suprantu, ne? Toks yra tikslus, oficialus pavadinimas. Va, žiūrėkit, galiai įdėtas bamperis, taip gražiai atlenkus sėdynės, yra šildomos, vėdinamos, bet mašina, žinokit, smirda labai, net ne cigaretėm, o cigarais. Tai cigarų kvapas yra, žinokit, labai bjaurus, jį labai sunku panaikinti. Va, toks gražuolis čia, kaip visada matot, kaip pavaryta. Tai visada visiems kartoju, šitos bėdos, va, galiniai bamperiai pabraižyti, veidrodėliai dažnai pabraižyti. Taip, Amerikoje, žinokit, neprižiūri automobilių. Nėra tokie amerikonai susirūpinę savo automobiliais kaip lietuviai, tai jiems, žinokit, ten traukia lagaminą, subraižia va galinį bamperį. Koks skirtumas. Mašina vis tiek leasingu, gražins, vis tiek kažką nuskaičiuos. Tai ar bus subraižyta ar nebus, nuo to labai jiem nepasikeičia. Tai taip kažką jiem nuskaičiuoja. Tai jie, žinokit, per daug nepergyvena. Kaip matot, apibrėžimų visokių ant mašinų visada labai daug. Ir smulkių visokių visada sutiksit nusipirkę iš Amerikos. Niekada nesitikėkit, kad mašina bus super ideali, tokia kaip jūs įsivaizduojat Lietuvoje. Aš žinau mūsų lietuvišką mentalitetą, kaip mes puoselėjame ir mylim mašinas, tai mums tokie dalykai būna kartais skaudus. Rasti pilną įbrėžimą aplink mašiną. Va, Toyota Supra mes apžiūrėjom. Man atrodo, šitos Porsche Panameros nesam žiūrėję, bet jinai yra skendusi. Va, vienas iš pavyzdžių, kaip atrodo skendas automobilis. Tai skendolių irgi būna įvairių, skendolių būna ir visiškai paskendusi, ir būna, pavyzdžiui, mašina visiškai absoliučiai sausa, tik tai jinai patraukė per balą važiuodama vandens. Va, tokia Panamera. Labai gražiai atrodo jinai, gaila aišku, kad skendusi. Užsivesti jinai, man atrodo, neužsiveda. Nors parašyta, neina supras, ką čia reiškia ta varnelė, ne, ar užsiveda ar ne. Na, vėl signalizacija pradėjo kaukti. Bet gyvybė, matau, yra, kaip visada, kilimus reikia žiūrėti, kilimai sausi bent jau priekį. Priekį kilimas sausas, gale
sausas. Tai gali būti čia vienas iš tų variantų, kur hidro smūgis. O matot, gyvybė yra, 50 000 ridos. Opa, ir užsivedė. O toks jau ir skenduolis, bet žinokit, guoliai kaukia visokie įvairiausi. Tai šitas skenduolis, žiūrėkit, gal bus visai įdomus. Oil level too high, o čia viskas pradėjo degti. Tai gesinam ją lauk. Tiek, ne aš pirmas ir ne paskutinis, kuris ją užvedė čia aukcione, bet aš bent jau nekankinsiu. Ką aš mačiau ant jos, tai kad vėl galinis bamperis pabraižytas ir mačiau vieną skaudesnį tokį iš durų, va. Čia gavo iš durų. Tai va, sakiau, ne, apie veidrodėlis. Va, matot, veidrodėlis kažkur važiavo parkingė ir nubrėžė viską. Tai va, tokia Panamera čia pas mus. Mes galim keliauti toliau į aikštelę, dar pažiūrėti keletą mašinėlių ir po to keliauti atgal į kroviklą, kur krauna konteinerius. Čia Miami krauna kelis konteinerius, tai norėsiu pasidalinti. 2 BMW-kus tokius dar priėjau, apžiūrėjau jau Instagram'e, pasidalinau subscription'e jau savo apžvalgom, tai šitas toks įdomesnis, va, jo apačia visa nurarinta. Va, tokie BMW-kai kainuoja, žinokit, labai įvairiai. Būna įmanoma išlošti ir už $1000, būna už 3 nupirkti. Aš už tokį daugiau nei 2,5 tūkstančio neduočiau, nes visas toks lengvai pabraižytas. Čia va yra įbrėžimas, kurio tikrai nuotraukose nesimato, jis taip juodai užpeckiuotas. Čia įbrėžimas, veidrodžiai abu nubalnuoti, jau filmavau Instagramui. Va taip jin atrodo, buvo užrašyta locked, bet jinai atrakinta, yra savadarbė kamera, yra kaip visada pabraižytas galinis bamperis, va čia įvaryta, jau bamperis taip pat taip keitimui reiškia bus. Va matot, čia įbrėžimai ir va, kaip ir sakiau, veidrodis. Ir aš jį buvau užvedęs, tai galim dar kartą iššokti. Šitą mersiuką jau žiūrėjom, praeitose serijose vis dar čia tabaluojas į aukcionuose. Va, tai galim pabandyti užvesti. Nu ką, neužsiveda, viskas okei. Va taip atrodo vidus, matot, prišnekšta visokių statybinių daiktų pridėta. O labai keista multimedija, tokios nesu matęs, čia jau kažkokia samadėlkinė jinai. Va taip atrodo vidus, užsiveda, matot, check engine dega, viskas dega. Problemų kažkokių bus. Aišku, mašina ne pirmos jaunystės, tai natūralu, kad viskas ten dega pas amerikonus. Va, dar patvirtinimas, ne, kad, kaip ir minėjau, kad idealių mašinų tikėtis neverta aukcionuose, nes tikrai būna visko nutikę jom. Va, dar tokia traukutė šalia stoja, tai šita yra biški pavojingesnė jau mano akim. Kapotą bandžiau atidaryti, bet matot, jis yra palenktas taip ir liežuvėlis iki galo neatsilenkia ir neina atidaryti normaliai kapotą. Jinai užsives, neužsiveda, jau iškart pasakau. Va, taip jinai atrodo. Čia šitas šonas gavęs. Čia suvaryta, parduoda draudimas. Šovė abu šoniniai airbagai. Mato, čia ne. Ir tenai atsidarė. Ir šovės vairas. Užsives, neužsiveda. Gali būti, kad dėl airbagų neužsiveda. Sėdynė, matot, plyšus. Va, Instagram'e jau esu padaręs pilną video. Va, paspausta dar galinis bamperis. Lempos pablūkė. Tai va, toks tas BMW-kas mūsų, kuris labai daug žavesio man nesukelia. O dabar galim pasivaikščioti dar. Kol einam per liniją, čia bus visos pardavimui. Kitą savaitę pas mus seilas, kaip ir sakiau, antradienį, pirmadienį jo nebus, pirmadienį pas mus išeiginė diena. Matot, kiek daug mašinų pristatyta. Pilna jo, vat, Acura man patinkanti, kaip visada stovi. Ką aš norėjau dar parodyti, tai nepamirškit iš tikro pasiekti mane Instagrame. Instagrame vyksta visas veiksmas. Instagrame aš siūlau savo nupirktas mašinas, kai kažką nuperku, kai pavyksta kažką prigrėbti pigiai. Jas, aišku, visada atsiminkit, kad parduoda be garantijos, tokios kokios yra. Va, tai šitą mašiną irgi galite pamatyti subscription'e, ją esu jo apžiūrėjęs dar iki tol, kol jos nebuvo priskirta datos. Tai mes jau ją žiūrėjom, galite lįst, pasižiūrėti. Subscription'ą padariau už pačią minimaliausią kainą, kokią tik įmanoma, tam, kad atskirti feedą visiškai nuo bendro feedo, kad neužteršti vien daužtais automobiliais, kad būtų galima pasigrožėti šiaip užėjus pas mane į akauntą šiaip mašinam gyvenimo Amerikoje, o jau mūsų darbiniai bus subscription'e. Va. Toks jos tikeriukas, parduoda draudimas, galite pasižiūrėti kokia data, kokie dokumentai. bidauto.online, galite apsiskaičiuoti visas išlaidas. O čia va matot, kas vyksta. Mašinų pilna, visus ruošiasi pardavimui. Visus prasiduos visai neužilgo. Va. Visokių matot modelių. Visada visi mane
peikėt, kad rodau tik tai vokiškus, tai žinokit, vežam viską, ne tik vokiškus, ne tik brangias, vežam pigias, aš kažkaip stengiausi akcentuoti, atrodo, į pigias mašinas dėti akcentą, bet jūs vis tiek sulaukiu vis žinučių žmonių, kur sako, blema, gal veži kažką paprastesnės, biškai pigesnės mašinas, kad aš labai brangių nerodau. Va, nurodo, va, toks BMW 7, bet ar kam įdomus, va, toks lavonėlis, ką? Ištiekštas iš čia gerai. Ištiekštas iš čia labai gerai. Va, tai matot, kokio inventoriaus čia stovi, va, tokių visokių senų. Va, neturėkit niekada hebra iliuzijų, pirkdami tokią mašiną seną, kad jinai bus gerai. Jinai, žinokit, bus negyva, visa, va, matot, jinai nuo saulės nublukusi, visa suvaryta, va, matot, visur. Įbrėžimai, įlenkimai, va, pažiūrėkit į saloną, koks baisus. Cypė, viskas, durys, matot. Tai tokios mašinos bus tikrai jos prastos ir neturėkit jūs žmonės iliuzijų, po to tenka visiems nusivilti. Amerikonai nėra lietuviai, mentalitetas kitas, jiem mašina yra skardos gabalas, kurį reikia pirkti tik tai, kad važiuoti iš taško A į tašką B. Labai įdomi mašina mano klientam yra šitas Chrysler Town & Country, arba būna Dodge Grand Caravanas. Va, taip šitas, kaip suprantu, jau nelabai įdomus variantas, nes mašina pigi, o čia remonto tikrai bus nemažai. Jos detalės nėra pigios ir čia tų detalių, žinokit, su tokiu mušimu čia viso priekio reikės. Čia išleisit ant detalių, ant remonto darbų kokius 5000 eurų minimum. Minimum, aš jums iškart sakau. Jūs matot, bus ir radiatoriai, visi ventiliatoriai, diržai, laikikliai, lempos abi, bamperis, kapotas, grotelės, televizorius, rėmas, visi, viskas bus išpartalinta, dar stiklas, matot, airbagai šovė. Tai va, atsiminkit, kad pigių mašinų daužtų smarkiai irgi nepirkit, papulsit ant remonto kaštų, to sakysit, kam aš ten lindau į tą Ameriką, kam man to reikėjo. Tai va, visada neskubėdami, išsirinkit savo daiktą, pažiūrėkit, kad būtų data, kad dokumentai tinkantis, suskaičiuokit ramiai viską ir tada jau galit startuoti, pirkti, žiūrėti. Nu va, tokios mašinėlės čia sustatytos, važiuokit, dar remkutė tokia graži stovi, nežinau, čia parsiduoda, neparsiduoda, bet aš nematau joje jokių pažeidimų, beveik visiškai. Ratu eidamas gali būti, kad kokia skandolė, labai graži matinė spalva. Labai graži matinė spalva, M4 Competition. Va, toks spoileriukas, atrodo kaip ir originalus, nesilupa dar lakas. Va, salonas irgi absoliučiai naujas, pažiūrėkit, viskas kaip nauja. Nėra jo stikeriuko, 23 metai liktai, kiek matau, palei stikerį, bet nėra stikeriuko ant lango šičia. Tai va, tai neaišku, va, jos tokas 393, 89, 396, tai galėsiu patikrinti, pažiūrėti Instagramą, į ką pafilmuoti dar. Tai man atrodo, čia aukcione mano pasivaikščiojimai tiek užteks, svarbu jūs pajustumėte tą atmosferą, svarbu pajustumėte, kaip viskas atrodo, pamatytumėte, ne, kaip atrodo tie mistiniai aukcionai, kuriuose jūs perkate automobilius, ar iš kur automobilius perka jūsų kaimynas ar kažkoks draugas. Ir jūsų dėmesį patraukia būtent šita veikla, nes ir jūs pamatėt mano video ir norėjot pažiūrėti, kaip čia viskas vyksta. Tai manau, mano video padeda jums susiorientuoti, kas kaip atrodo, kas kaip vyksta, kas kiek kainuoja, ką reikėtų daryti, ko nereikėtų daryti. Stengiuosi, kaip visada, kiekvieną seriją priminti kažkokią lengvą detalę iš šito biznio, kad nepamirštumėt, kad reikalingi, kaip visada sakau, užstatai baudos dydžio prieš perkant automobilį iš Amerikos, tam, kad aš apsidraušiu, kad jūs tikrai imsite automobilį, nes jeigu nupirki automobilį aukcione ir jo atsisakai, reikia visada mokėti baudą. Tai būtent dėl šito dalyko mes imam užstatą lygų baudos dydžiui. Tai baudos dydžiai išvardinti mano automatiniam atsakymė Facebook'e, Instagram'e. Ką norėjau pabrėžti, kad pasiektumėt mane Instagram'e ir Facebook'e, bet labiausiai Instagram'e, nes ten daugiausiai veiksmo, ten dalinuosi būtent apžiūromis savo subscriberiams, kurie subscribina už pačią pigiausią, kiek įmanoma, padariau kainą tam, kad atskirti šiek tiek savo feedą nuo to viso darbinio feedo iš aukcionų, kur rodau daug daužtų automobilių. Ir padariau atskirą tokią rubriką, kur galite rasti tai, ką jūs nupirkot, ir mano apžiūros aukcione, tas, kas planuojama parduoti aukcione greitų metų. Nes visos apžiūros, būtent Insurance Auto Auctions, vyksta dieną prieš seilą. Darbo diena prieš seilą. Tai vat, šita aikštelė Vespomyčius yra labai patogi, nes aukcionai vyksta pirmadieniais pagrinde. Tai darbo diena prieš seilą yra penktadienis. Tai mes turim visą savaitgalį visada įsivertinti, ką mes bidinsim, ką darysim ir ką mes galim apžiūrėti. Va, atėjo vasara, jūsų YouTube'ai žiūri vis mažiau, pastebėjau, tai visi aš suprantu, kad orai atšilo, būnat gamtoje, kepas išlygus, gerat alų. Tai tos video jums mažiau įdomu, tai aš stengiuosi
trumpinti, mažinti video kiekį ir daugiau skirti laiko darbam. Labai sunku iš tikrųjų man čia dirbti, kaip ir minėjau, aš jau turbūt sandėlį vaikščiodamas, nes sutinku tokias situacijas, kaip, pavyzdžiui, mūsų partneriai, mūsų tie krovėjai, sandėliai, matosi labai yra pavargę nuo darbo ir trūksta jiem entuzijazmo ir būtent dėl to entuzijazmo trūkumo, darbo trūkumo, energijos trūkumo, tokio, kokią turiu aš, jinai prasilenkia ir aš labai kenčiu, norėdamas įvykdyti visus savo užsibrėžtus tikslus, kai suprantat, žmonės neturi entuzijazmo, neturi tos energijos ir jiem vienodai, ne, išeis pakrauti, neišeis pakrauti, aš toks visada pušinu, stengiuosi greičiau, daugiau, klientai laukia, žmonės nori matyti, tas senas, reikia video daryti, praneškit, parašykit. Tai mane labai drasko, kai aš negaunu atsakymų, kai trūksta komunikacijos, nes visi sakau, atėjo vasara, visi pavargę, kam pabaliavoti įdomiau, kam kažkas, tai hebra, dėl jūsų kovoju, draskau, kaip sakant, savo maikę, lakstau, žiūriu, stengiuosi kiek įmanoma. Noriu, ką bandau išvesti iš šitos minties savo, tai kad ne visi procesai yra visada priklausomi, pavyzdžiui, nuo manęs, kad yra tas pats dalykas, ne, kaip pasakojau apie Coporto taitlus, kad yra tokie dalykai, kur mes negalim pakrauti automobilių be taitlo ir nieko negalim padaryti, kol jo negavom, galim tik knis protą Coportui, kuriam absoliučiai neįdomu, ką mes knisam protą. Ir tą reikėtų jums suprasti, dalykai nutinka jie ne vieną, ne du kartų metus, nutinka į mėnesį bent kelios mašinos atvažiuoja be taitlo ir tenka kovoti. Ir žinokit, jūs net neįsivaizduojat, kiek energijos ir kiek laiko mes pašvenčiam tam dalykui ir kiek tai sugadina mums patiem nuotaikos ir atima daug energijos, kai žinot, kai darai kažko ir tas kažkas nepavyksta, neįvyksta ir tai trenkia smarkiai per kepurę ir smarkiai per tavo entuzijazmą, per tavo energiją kažką daryti, kai tu vis meti kaip žirniais į sieną, atsakymo nėra, o prie žmonės, būtent, nežinau, mano toks charakteris, aš tikrai jaučiu labai didelę atsakomybę prie žmonės, atlikinėdamas savo darbą ir visada aš esu toks perfekcionismas, visada noriu, kad tas darbas būtų atliktas gerai, greitai ir maksimaliai efektyviai. Tai supraskite ir mūsų situaciją, kad kuo toliau, tuo sunkiau tampa, ypač vasarą, susišnekėti su visais. Bet stengiamės, darom, ariam, varom ir kiek galima, kiek įmanoma, būtinai kovojam dėl jūsų pirkinių ir dėl jūsų automobilių, kad jie kuo greičiau išvyktų iš Amerikos į Klaipėdą. Dar vienas dalykas, kad atsiminkit visada, kad kiti galvoja, tai ypač tie klientai, kurie, žinot, negauna ilgai taitlo, jie irgi praranda kantrybę, sako, o tu čia gal specialiai laikai tas mašinas. Visi atsiminkit, hebra. Mus sandėliai pačius žiauriai spaudžia ir taiko prastovas už tai, kad automobilis per ilgai stovi. Ten, tarkim, yra kai kurių sandėlių, kurie turi taisyklės, kad virš 30 dienų pradeda skaičiuoti prastovas per mašiną po 15, tarkim, $, ne? Tai mes patys suinteresuoti, mums tų mašinų čia nereikia ir mums visada yra geriau jas sukrauti, išsiųsti ir nematyti jų daugiau niekada, nes jos užima vietą, o vieta kainuoja. Aikštelės yra ypatingai brangios, jau ne, kaip pasakojau, kad pavyzdžiui, Miami išsinuomot normalią aikštelę kainuoja apie $40–50 tūkstančių. Ir ta aikštelė, jinai turi judėti, suktis, vis būti vietos tam, kad atvyko nauji automobiliai, reikia naujus automobilius krauti. Jūs tik pagalvokit, kiek reikia darbo atlikti tam terminalui, tai aikšteliai, kad atmušti vien tik tai algas amerikietiškas ir nuoma. Tai turi veiksmas vykti, turi judėti. Tai nieks jūsų automobilių nelaiko, šiaip sau. Ir visi stengiasi, kad jie išvyktų kuo greičiau. Tai va tokia lekcija. Vis kažką, ką prisimenu, bandau pasidalinti savo mintim, savo pojūčiai, savo išgyvenimai su jumis, kaip visada. Ir ką, šitą video turbūt užbaigsim, dar jeigu spėsiu nuvažiuosiu į Miami terminalą pafilmuoti krovą, jeigu dar nepakrovę, bet manau, kad kol čia vaikštau, kol radinėju, tą konteineriuką, kurį vakar rodžiau, už 4 mašiną SQ5, BMW 3, kas ten dar buvo, žinokit, jau net neatsimenu, miniukas ir dar kažkokia mašina, vieną užstrigo jau. Jau jas bus turbūt, manau, pakrovę, nes turėjo 11 val. Kraut, o mes dabar jau turim 12:30. Tai va. Tai tiek, hebrytė iš West Palm Beach'o. Nepamirškit pasiekti Instagrame ir susitinkam naujose video.